Ar kaime galioja miestietiško gyvenimo taisyklės? Galima ir kaime gyventi tvarkingai. Mano namuose tiesiog katastrofa. Grynas kaimas, siaumas. Nenagus nusilakavus, ten reikėjo važiuoti, bet reikėjo nusikarpyti ir tikėtis blogiausio. Nepasėmė jokių batų, jokių šiltų kojinių, pasėmiau trumpų sijonų. Geriau, žinai, būtų vyrai keitėsi. Ne, čia ne mano darbas. Man mieste sunku, aš geriau karvėm mėšlą kabinsiu. Pirmadienį keičiu žmoną per TV3. Niekada negalvojau, kad naudosiu elektrinį oro gaiviklį. Bet vieną kartą pamačiau šį puikų Airwick siūlomą reguliuojamą elektrinį kištuką tik už 3 litus 45 centus. Be to galėjau pasirinkti iš daugybės skirtingų kvapų ir savo namuose sukurti puikią atmosferą. Dabar ir jūs atraskite naują Airwick kvapų pasaulį. Dirbant, jūsų rankos gali nukentėti. Oda tampa sausa, sudiržusi. Norvegiškosios formulės rankų kremas Neutrogena akimirksniu sudrėkina ir nuramina net ypač sausą ir pažeistą odą. Naudojant kremą, jūsų rankos bus švelnios ir ypač lygios. Norvegiškosios formulės rankų kremas Neutrogena. Pristatome pirmąjį Kalgonit 4-viename. Kalgonit 4-viename. Ploviklis, druska, skalavimo priemonė ir taip pat naujas antikorozinis poveikis. Tik viena tabletė padeda apsaugoti stiklą nuo korozijos. Naujasis Kalgonit 4-viename yra antikorozinis. Naudojant jį, jūsų taurės atrodys kaip naujos dar ilgesnį laiką. Naudokite kiekvieną kartą plaudami. Naujasis Kalgonit 4-viename, kad spindesys išliktų dar ilgiau. Štai saugus ir veiksmingas valiklis jūsų kilimams. Vanish 3-viename. Aktyvusis deguonis lengvai putoja. Įsitikinkime naujos formulės gale. Vyno dėmės ir Vanish stebuklas. Užpilkite putų andėmių dažnai mindomose kilimo vietose. Ir jūsų kilimas neįtikėtinai švarus. Naudojant įprastas priemonės, jūsų kilimai tampa kibus ir traukia nešvarumus. Bet valant Vanish 3-viename, jūsų kilimas ilgiau bus švarus. Išmėginsime Vanish, valydami šį dulkėtą kilimą. Dabar abu jūsų kilimai ryškus ir spindintys. Naudojant naująjį Vanish 3-viename, jūsų kilimai spindės švara. Kuo baigėsi tas vakaras? Aš su juo permingau. Prasidėjo tavo darbas. Jis dirbo užsienį vyrų pagal iškvietimą. Ar jūs dirbtumėt prostitutę, jeigu jums reiktų pinigų? Tu nematėtų pinigų paprasčiausiai. Jis parsivežė krūvą pinigų. Dirbčiau su malonumu, jeigu pinigų. Kodėl jį atstūmė mylima mergina? O tai kaip man su juo miegoti? Žiūrėkite labirintuose. Keliaukime kartu su meilės gėrimu Romeo. Pasirenkite pamatyti vieną populiariausių žmonių Lietuvoje tokį, kokio nei nesitikėjote išvysti. Rytis Cicinas kviečia į kruizą prabangių laivų ir žada atskleisti visas paslaptis. Talismaną lygintų vakar visur vežuosi. Ką į lagaminus susikraus atostogauti keliaujanti žvaigždė? Kokius išpranašautus pavojus išgyvens estrados princas? Skęstų, kad kazino praloštum visus pinigus, kad grįžtum baisiai nelaimingas. Smagus nuotykiai, nuoširdumu pribloškiančio žvaigždės išpažintys ir visa tiesa apie Ryčio Cicino atostogas. Su manimi keliauja žmogus, kuriam atrodo vėliau susipažinsi. Tikrai susipažinsit. Jau rytoj 19:10 per TV3. Laidą remia apsauga nuo sąnarių skausmo Joint Protection. Mama girdėjau, sakė, kad ieškot ne pagal save vis jaunesnės. Tai aš į save noriu, kad būtų panašiai. Da, į save panašiai. Pagal atvaizdą, manau. Ta graži. Bet Žiulieta, jūs tokia graži moteris. Aš netikiu, kad vaikinai jūs nebūtų žiūrėję ir aš manau, po šiai dienai jie į jūs žiūri. Nu, negaliu skūstis vyrų dėmesio, bet žinot, gal aš įsimyliu tokius vyrus, kurie netinkami vedybiniam gyvenimui. Viengungių istorijos Nomedoje. Pirmadienį per TV3. Išvertė Asta Zabliauskaitė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.